Kai jie grįžo į kabinetą, buvo jau sutemę. Už plačių langų mėlynavo naktis, pasidabinusi žėrinčiais žvaigždžių kristalais. Virš Nikanoros darbo stalo palinkusi lempa skaisčiai sužibo, nutvieksdama tvarkingas popierių stirtas. Viena buvo tokia aukšta, kad siekė net lubas. Jūsų misija prasidės rytoj, o šiandien reikėtų peržiūrėti šios dokumentus. Zuikė parodė į nukrautą stalą. Kadangi dirbsite su priedanga, atrinkome tik pačius būtiniausius. Knygą žmonių vaikų elgesio ypatumai, įsivaizduojamo draugo pareigybių aprašymą, būtinųjų taisyklių sąrašą, rekomendacijas, kaip elgtis žmonių pasaulyje. Drįstu priminti, kad nekartą lankiausi žmonių pasaulyje, suirzęs atšovė Jeronimas. Tai smulkiai aprašyta paskutinėje mano knygoje. Sakėte skaičiusi. Žinoma, skaičiau, agentą Dryžiau. Būtent todėl iš gausybės slaptųjų agentų pasirinkome būtent jūs. Neįkainojama darbo patirtis, sėkmingai išnarpliotų bylų statistika paliko mūsų departamento valdybai neišdildomą įspūdį. Jeronimas atsiduso ir tylomis įsitaisė nepatogiame kresle. Agentui aplink galvą šnarėdamas pradėjo suktis bylos. Laukdami savo eilės, dokumentai šnabždėjosi tarpusavyje. Lempa pasisuko į Jeronimą, nutvieksdama jį balta vaiduokliška šviesa. Jis pasičiupo pirmą pasitaikiusi segtuvą, atsivertė ir įniko skaityti. Nikanora žiojosi atsisveikinti, bet apsigalvojusi tyliai išstraksėjo iš kabineto. Laikas bėgo. Didelis ant sieno kabantis laikrodis skaičiavo sekundės. Dėliojo jas į minutes, iš minučių verpė valandas, o Jeronimas vis skaitė. Į kabinetą atskrido užkandžiais nukrautas padėklas, kurio centre garavo didžiulis dangiškų migdolų puodelis. Nudžiugęs agentas išgėrė jį vienu mauku, neatsitraukdamas akių nuo popierių, vieną po kito mašinaliai sukimšo sumuštinius. Galų gale, kai dangaus pakraštyje ugnimi sužioravo bundančios aušros ruoželis, Jeronimas užvertė paskutinę bylą ir plačiai nusižiovavo. Grįžti namo nebuvo prasmės, todėl agentas prisnūdo čia pat pilkame nepatogiame kresle. Jeronimui miegant, jo ragų galiukai blausiai nušvito. Skaisčios po kabinetą šmiržėjančios žuvytės priplaukė jais pasigėrėti, o pati smalsiausia net išdrįso brūkštelėti per agento nosį mėlynos uodegos šilku. Kai Nikanora grįžo į kabinetą, Jeronimas kietai miegojo, ragų galiukai nebešvitėjo, dokumentai gulėjo ant grindų, pavargusi lempa tyliai knarkė, ant stalo kėpsojo tuščias padėklas, o išsigandusios žuvis nupleveno atgal į palubę. Zuikė pakarpė ausimis. Negaliu patikėti, sušnibždėjo vos girdimai, jis viską perskaitė. Geltonos agento akis plačiai atsimerkė. Jis pašoko, padarė trigubą salto ir nusileidęs kitoje stalo pusėje sustingo karinga poza. Minkštas pilvas juokingai suliulėjo, iš letenų pagalvėlių išlindo grėsmingi nagai. Supratęs, kad priešais jį stovi Nikanora, Jeronimas susikuklino, įtraukė nagus, nusišypsojo ir išdidžiai pasakė: Labas rytas, įsiminiau informaciją, susigyvenau su ragais, įsijaučiau į vaidmeną, esu pasiruošęs misijai. Labas rytas, agente, smagiai sušuko Zuikė ir nuleidusi ausis pridūrė: Neskubėkite, liko sunkiausia dalis. Nusiprauskite, papusryčiauskite, o tada susipažinsite su savo mergaitė, ji vardu Upė. Kodėl manote, kad bus sunku? Paniekinamai suprunkštė Jeronimas. Upė ypatingas vaikas. Ji mato ir girdi visus įsivaizduojamus draugus, ne vien savosius. Sužinoję apie tai apsidžiaugėme, trynėme rankomis, tikėdamiesi ištyrinėti šitą keistą reiškinį, bet neišdegė. Metų metus
siuntėme į upės namus pačius geriausius darbuotojus, tačiau visi sugrįždavo it musę kandę. Liūdnai atsiduso Nikanora. Mergaitė nepanoro su jais draugauti. Įsivaizduojamų draugų departamento automobilis nutūpė sudžioje nediduko miestelio gatvėje. Žmonių pasaulyje karaliavo vakaras. Geltonai liepsnojantis klevai laikė apglėbę degančius gatvės žibintus. Grindiniu čiužinėjo nukritę lapai, šnarždėdamėsi apie prabėgusią vasarą, šiltą lietų, drugelius ir bites. Jeronimas Dryžius išsirito iš automobilio ir susigūžė nuo vakaro vėsos. Žalias, pūkuotas kailiukas neįtin šildė. Abipus gatvės stovinčių namų languose viena po kitos žiebėsi šviesos. Virš Jeronimo galvos driekėsi gilus, lėktuvų kreida suraižytas spalio dangus. Vos tik agentas išsiėmė iš bagažinės lagaminėlį, automobilis garsiai sučiaudėjo, išspjovė plačią vaivorykštės juostą ir, neatsisveikinęs, nuzvimbė į viršų, tarsi peraugęs grambuolys. Upės namas stovėjo medžių šešėliuose, tolėliau nuo gatvės, apsuptas siauros stačiakampės žalios vejos. Palei slenkstį sviravo seniai nužydėjusių lelijų stiebai. Pro užuolaidas sklido raminanti šviesa. Iki durų vedė siauras asfaltuotas takelis, išraizgytas juodų įtrūkimų. Jeronimas ryžtingai suspaudė lagamino rankeną. Mintise pasikartojo pagrindinės įsivaizduojamų draugų departamento taisyklės ir nužingsniavo takeliu. Iš už kampo išsliūkino rudas katinas, įtariai dėbtelėjo į agentą, tarsi sušnipštė ir prašapo lelijų tankmėse. Ir tau labas vakaras, pasakė Jeronimas, o tada lengvai šastelėjo kiaurai namų duris. Atsidūrė ilgame, siaurame prieškambyje, aukštomis lubomis. Kairėje kabėjo didelis veidrodis, dešinėje stūksojo aukšta, tamsiai ruda spinta. Nors Jeronimas puikiai žinojo, kad šiuose namuose jį gali matyti tik upė, slapstydamasis šešėliuose, be garso nusliuogė koridoriumi. Už užsklęstų upės kambario durų tvyrojo tyla. Jeronimas perėjo kiaurai jas ir skubiai apsižvalgė, akimirksniu įsimindamas kiekvieną smulkmeną. Kambarys nedidelis, stačiakampis aukštomis lubomis. Tolimiausiame kampe stūksojo baltai dažyta spinta, ant jos kėpso didelė baugoka porcelianinė lėlė. Mergaitės lova stovi kambario viduryje, galvūgaliu atsirėmusi į sieną, viršum jos pakalnutės formos šviestuvas, patalai sukuisti, iš po margaspalvio apkloto kyšo porą dryžuotomis kojinaitėmis apmaudų pėdučių. Lovoje sėdėjo upė, įnikusi į pasibaisėtinai storą knygą. Nesitikė pakelti galvos, nors tikriausiai iškart suprato, kad kambaryje yra Jeronimas Dryžius. Tadam! Sušuko agentas, nes daugiau niekas neatėjo į galvą. Labas vakarėlis, aš jau čia. Upė lėtai nuleido knygą. Iš pradžių Jeronimas pamatė glotnių juodaplaukių viršugalvių ir porą susitaršiusių kasyčių, panašių į smalsiai pakeltą šuniuko ausis. Vėliau porą apvalių lyg sagutės žalsvų akių, riestą nosį, priekaištingai suspaustas lūpas, valingą smakrą ir juodų marškinėlių apykaklę. Mergaitė kaip mergaitė. Paprasčiausias žmonių vaikas, nors ir labai nepatenkintas. Aha, nutupė upė. Tu vėluoji. Ir vėl prisidengė knyga. Aš niekada nevėluoju, atrėžė Jeronimas. Atvykau pačiu laiku pagal nustatytą grafiką. Va ir ne, upė nuleido knygą. Tik tiek, kad Jeronimas matytų jos pašaipiai primerktas akis. Turėjai atsirasti, kai man buvo 6.
Praeitą savaitę švenčiau 10-ąjį gimtadienį, valgėm tortą, žaidėm lauke, šokinėjom ant batuto, erzinom kaimynus. Nu žodžiu, buvo linksma, o tu atsibeldi 4 metais pavėlavęs. Viso gero. Jeronimas bejėgiškai skėstelėjo letermis, tada griebėsi paskutinio šiaudo. Spraktelėjo pirštais. Ragų smaigaliuose sumirgavo mėlynos liepsnelės. Susidomėjusi, upė nuleido knygą. Kvailystė. Atrodo kaip žvakidės, pareiškė po akimirkos ir vėl įniko skaityti. Agentas prikando lūpą, bet pasiduoti neketino. Padėjo ant grindų lagaminuką, ištraukė iš jo Nikonoros parūpintus žaislus ir pradėjo ugningą pasirodymą. 15 minučių žongliravo spalvotais kamuoliukais, pusę valandos stovėjo aukštyn kojomis, 10 minučių pūtė muilo burbulus, išsklaidė ir vėl lyg harmonika sulankstė 15 vaivorykštės juostų, paleido laigyti tuntą linksmų debesėlių, galop išsitraukė iš kombinzono kišenės saldžiabalsį kosminį pukutį ir įkalbinėjo jį pagiedoti. Upė nė karto nepakėlė galvos, o išgirdusi nuostabių pukučio giesmę, pirštais užsispaudė ausis. Jeronimas susirinko žaislus, tvarkingai susikrovė juos atgal į lagaminą ir ėmėsi kitokios taktikos. Laigydamas aplink upę bandė nutaisinti juokingas grimasas. Paskui, netikėtai šokęs iš palavo, kelis kartus sušuko bū. Žodžiu, elgėsi ir jautėsi kaip paskutinis kvailys. Galų gale, netekęs kantrybės, griuvo skersai lovos ir persimelkęs kiaurai dryptelėjo ant grindų. Či! Prisikvėpavęs dulkių griausmingai nusičiaudėjo, o nemandagi mergiotė net nepasivargino pasakyti sveikatą. Kelias valandas kvailiojęs, Jeronimas pavargo. Numojęs letiną atsisėdo prie spintos. Pamąstė. Vorų paštu nusiuntė Nikonorai žinutę. Ragai nepadėjo, bet aš nepasiduosiu. Sukramtė įsivaizduojamų draugų departamentą pagamintą maistinį batonėlį, nors skonis buvo kaip kartono pabarstyto cinamonu, ir atgavęs šiek tiek jėgų, ėmė svarstyti, kągi čia nuveikus. Upė tingiai užvertė knygą, pasirašė ir nusliogusi nuo lovos nušlapsėjo prie durų. Agentas paknopstomis puolė mergaitę iš paskos ir skaudžiai užsigavo kaktą, mat upė užtrenkė duris tiesiai jam prieš nosį. Įpykęs Jeronimas kelis kartus pabandė pereiti jas kiaurai, paskui prisiminė įsivaizduojamų draugų taisyklę. Kai vaikas tave pamato, tik jis gali tave įsileisti arba išleisti pro kambario duris. Apmaudžiai suniurnėjęs panosį, Jeronimas grįžo į kampą ir nutarė atlikti kelis kvėpavimo pratimus. Kai upė grįžo į kambarį, agentas sėdėjo lotoso pozą, lėtai išnupuodamas pro katinišką nosį. Ragai degė mėlynai, virš galvos sukinėjosi porą čiulbančių pukučių. Jeronimas tikėjosi, kad upė ką nors pasakys, bet mergaitė apsimetinėjo jo net nematanti. Ji susikrovė mokyklinę kuprinę, susikabino ant kėdės atlošo drabužius ir vėl išėjo iš kabineto. Grįžo prakvipusi muilu, persirengusi flaneninę pižamą. Tvarkė lovą, supureno pagalves, pusvalandį pažaidė mobiliuoju telefonu, tada plačiai nusižiovavo ir užgesinusi šviesą įsirausė į patalus. Jeronimas ištiesė užtirpusias kojas. Kambarį apšvietė tik tolimų gatvės žibintų šviesa. O dangiškųjų tigrų palikuonis puikiai matė net aklinoje tamsoje. Tyliai susipė spintos duris. Atsivėrė didokas plyšys. Dar vienas. Iš spintos gilumos sušnabždėjo duslus balsas. Su šita mergiotė nieko neišdegs. Ar departamente nustojo skaityti ataskaitas? Siunčiu jas kas mėnesį. Bet matau, niekam tai nerūpi. 100 kartų rašiau, kad nereikia daugiau siųsti upė jokių įsivaizduojamų draugų,
ne vienas neištvėrė. Porė dantų dar šiaip taip, o paskui šakės. Ašaros, liūdesys ir depresija. Net isterija. Labas vakaras. Jeronimas susiprotėjo, kalbas su upės spintoje gyvenančiu pabaisa. Reikalai tokie prasti, kaip tu pasakoji, ar šiek tiek sutirštinai spalvas? Norėtum. Piktai sududeno pabaisa ir plačiai atvėrusi spintos duris, be garso išslydo į kambario prietemą. Atrodė apgailėtinai. Liesa, susiglamžiusi, blausių vos įžiūrimų bruožų, plika it kulnas, žiūrint iš šono plokščia tarsi seno vyniojamo popieriaus lapas. Kvepėjo irgi nekaip, dulkėmis, senais pusbačiais ir vaiko pamirštais žaislais. Matai, ką jie man padarė? Pasiskundė ilgais pirštais, braukdamas per viršugalvį. Kadaise buvau nieko sau, sakyčiau, net labai gyvybinga. O dabar, šnarėdama, nelankščiais sąnariais pabaisa pritupė šalia Jeronimo ir gailiai pažvelgė į jį juodais akių kryžiukais. Noriu namo, prisipažino, bet negaliu grįžti. O kas ne taip? Atrodai visai normaliai, pamelavo Jeronimas. Gal šiek tiek pavargusi, mano atostogos išeitų tau į naudą. Tu nesupranti, kimiai sušnypštė pabaisa. Aš turėjau išgąsdinti mergaitę, turėjau virsti kuo nors didingu. Kuo labiau vaikai mūsų bijo, tuo didesnės mes užaugame. Atsirandame menkos ir bejėgės, bet vaikų vaizduotė suteikia mums naujų bruožų. Kam nagus, kam iltis, kam ilgus, plazdančius tamsumoje apdarus. Jei pasiseka, gali gauti ugnimi degančias akis, ar net sparnus. Sparnus, gali įsivaizduoti? O aš tik menkstu, netrukus susitrauksiu į kiaušinį, iš kurio esu išsiritusi. Žinai, kur slypi visa bėda? Nugi kur? Pabaisa palinko prie Jeronimo ir sušnibždėjo į ausį. Negražu taip kalbėti, bet man regis mergaitė upė neturi nė lašo vaizduotės. Iš lovų pusės atskrido pagalvė. Atsitrenkė į sieną, Jeronimui virš galvos ir nukritus ant grindų liko liūdnai kepsoti. Ar nenutilsit? Piktai sušuko upė. Jūs parpsit, kiek norėsit, o man rytoj į mokyklą. Pabaisa susigūžė, šmurkštelėjo į spintą ir užtrenkė duris. Jeronimas pasikasė aplink kairį ragą, susisuko į riestainį ir pabandė užmigti. Palaukė, kol nuo upės lovos atskries dar viena pagalvė, bet mergaitė kietai įmigusi tikriausiai sapnavo nuobodžius ir nespalvotus sapnus.